Šie garsai kasdieniai Vilniaus gyventojams, tačiau juos girdintiems kiaurą parą tai tiesiog erzinantis triukšmas. Kai aš gyvenau Utenoj, pro mano kambario langą buvo matomas Utenos parkas, ten augo ąžuoliukai, Čiurlionio upelis, dabar Čiurlionio kita upė, Eismo upė ir, ji nėra labai maloni akiai ir ausiai. Egidijus gyvena itin patogioje vietoje, tačiau dėl nuolatinio jį supančio triukšmo vaikinas ima mąstyti apie persikraustymą. Tokių kaip Egidijus, kuriems nuolatinis triukšmas trukdo gyventi, yra ne vienas. Tai žadintuvą jau senai pamiršau, nes man jo tiesiog nebereikia. Kiekvieną rytą atsikeliu su eismo pradžia, tai apie 6-7 valandą ryte. Vakare irgi pareinu iš paskaitų, mokytis negaliu, nes 5-6 valandą kaip tik kamščiai, tai mokytis galima pradėti kokią 9 valandą, iki tol turi veikti nieko. Kaip profesinė liga klausos sutrikimus dažniausiai išgyvena dirbantieji žemės ūkio, statybos, maisto pramonės ir tekstilės srityse. Kiekvienais metais į visuomenės sveikatos priežiūros tarnybą dėl triukšmo keliamų nepatogumų kreipiasi kiek daugiau nei 150 žmonių. Ir jų vis daugėja. Sveikatos rizikos veiksnių valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Valdas Uscilas sako, kad triukšmas nėra tik miego sutrikimas. Pati pirmoji daugiausiai žinoma žala, kokia daro triukšmas žmogui, tai yra susijęs su klausa. Tai yra pakenkimas, kai žmogus būna ilgai triukšmingoje aplinkoje, tai yra labai didelėme triukšme, arba būna trauma, kai labai staigus didelis triukšmas ir tada mechaniškai pažeidžiama ausis. Lietuvoje triukšmo daromo žalos tyrimai dar nėra atliekami, tačiau užsienyje vis dažniau kalbama apie tai, kad įvairūs garsiniai dirgikliai gali būti rimtų pakitimų priežastimi. Yra keli atvejai triukšmo skundų, tai tarkim, viena sistema yra viešosios rimties trikdymas, tai tiesiog girtavimas, koks nors arba kaimynai triukšmauja, tai tiesiog išsikviečia policiją. Ir yra liudininkai, tarkim, parodymai, kad kažkokie žmonės elgiasi neleistinai, trikdo viešai rimti ir toliau eina veiksmų seka, protokolai, baudos ir visa kita. Žmonės jame negali gyventi. Triukšmingoje aplinkoje žmogus negali susikaupti, greitai pavargsta. Didesnis nei 80 decibelų garsas sukelia klausos nuovargį. Ilgą laiką būnant tokioje aplinkoje gali įsivystyti ir visiškas kurtumas.